kiekvienas iš mūsų būtent atlaidų metu, švenčių metu statome savo širdies bažnytėlę, savo tikrąjį lobyną, savo dvasinį lobyną. Ir aš esu labai dėkingas organizatoriams, kurie pakvietė šį vakarą peržengti jūsų namų slenkstį. Šalia pat seminarijos, kurioje turėjau garbės 6 metus studijuoti ir štai atvykimas į Kauną, atvykimas į Santaką, į seminarijų šitose erdvės tikrai nesuvaidintas ir nepataikaujantis pasakymas, sugrįžimas prie savo ištakų, prie savo brandos lobynų. Taip dar kartą žengėme vieną labai gražų žingsnį atlaiduose. Jonas Krikštytojas, kuris prabilo su savo figūra, su savo labai nedviprasmiška asmenybė. Asmenybė, kuriai buvo patikėta labai keista misija. Misija, kurios turbūt kiekvienas iš mūsų, turėdamas galimybę, būtume niekada neprisėmęs. Bet bylų garbinti šventuosius juos esančius paveikslėliuose, su aureolėmis, laimėjusius amžiną gyvenimą, įrašytų šventųjų kalendoriuose. Mums patinka jų istorijos, jų žygdarbiai, mes ir žavimės. Bet Jono Krikštytojo misija lygiai taip pat kaip ir šeimos misija. Jinai buvo pati turbūt nedėkingiausia tame laikotarpyje. Girdėsis ir taip. Jono Krikštytojo misija, kaip ir kiekvieno šeimos misija, buvo pati nedėkingiausia turbūt. Nes kągi Jonui reikėjo padaryti? Savo laikmečio, savo kultūros, epochos kontekste būti ženklų ir žinia. Atrodo nieko tokio. Visi mes naudojame ženklais, mums patinka žinios. Mes esame taip pat unikali tauta, mums patinka tie visi dalykai. Ir galime sakyti, patinka šiek tiek lietuviams tie visi kalvelės ir plėtkučiai. Mes esame unikali tauta gyvenanti languose. Mes viską vieni apie kitus žinome. Kada atvažiuoti, kada išvažiuoti, su kokia mašina, kur atostogavai. Aišku, keisčiausia būna, kad pas kaimyno sode obuoliai savaitę anksčiau sunoksta negu pas mane. Ir gėlės būna gražesnės. Mes viską žinome apie savo kaimyną, kol kaimyno neapvogė. Kai tik kaimyną apvogė, manęs lange nebuvo. Tuo metu kažką veikiau. Arbatą, kavą kaičiau. Tėtudo ir apie santuoką ir šeimą kalbėti šiandienos epochoje, ką galima pasakyti naujo? Ką galima dar pasakyti apie tai, kas yra jūsų kasdienybė? Ir ką dar gali pasakyti apie santuoką ir šeimą, būnantis kunigas, kuriam atrodo tie dalykai turėtų būti pakankamai tolimi? Jonas Krikštytojas savo aplinkoje atliko pačią pamatinę misiją. Jam teko užduotis savo epochos kontekste, savo liudijimu bandyti keisti mąstymą ir požiūrį. Pakeisti mąstymą ir požiūrį nėra paprasta. Visi gyvename 21 amžiuje, tai technikos amžius ir puikiai žinome, kad suformuoti nuomonę yra tik tai tam tikrų lėšų reikalas ir tam tikrų viešų ryšių reikalas. Ir sakoma, kad pakanka Lietuvoje 3 metų tam tikrų lėšų dydžio ir tu gali nuomonę suformuoti. Gyvename laikotarpyje, kuriame keliam klausimą, kas yra tiesa. Ar santuoka su šeima šiandienos kultūroje yra tiesa? Ar, kaip mums daryti tokį vakarą dabar bandoma įteikti ir kalbėti, kad tai viena iš egzistuojančių nuomonių. Juk dabar tiesos nebėra. Dabar yra tik tai nuomonės. Ir ką reiškia šiandieną santuoka ir šeima tarp vyro ir moters? Nes puikiai žinom ir puikiai visi suprantame, kad šiandieninėme mūsų visuomenės kontekste į santuoką ir šeimą žvelgiama su dideliu klaustuku. Ir šiandien visuomenė diskutuoja, ar santuoka yra vertybė, ar šeima yra unikaliausia terpė pradėti gyvybę, kurioje jinai galėtų jaustis labai saugiai. Ir jeigu šiandien mes, kurie vartom žiniasklaidą ir sekame naujienas, turbūt jau apsipratom ir net nebegūščiam pečiais, arba dar gūštelna
pečiais. Bet pasakom sakinį, dabar tokie laikai, kai vaikus dar išrenkam iš konteinerio, šiukšlių dėžėse. Mūsų vaikai dar pagimdomi ir išmetami į skulduotas. Dar mūsų šiandien vaikai yra paliekami vaikų namuose. Nors visa tauta klykiam, šaukiam, reikiam, kad turim 50 000 nevaisingų šeimų. Žinoma, mes jau turbūt apsipratom, kad intymiam gyvenimui reikalingas visi atributai, kur sudėti, kur pardavinėti. Parduotuvės. Ir kur tie visi daiktai sudėti? Prie kasos. Ir lentynoje, kur yra atributai. Ir jeigu jūs gerai visi esame parduotuvių žmonės, visi lankomės parduotuvėse, prie kasos, viskas intymiam gyvenimui reikalingi daikteliai sudėti, šalia kas padėti? Vaikišką kramtomą gumą. Ir tai yra du blizgantis pakeliai. Ir vienas blizga, ir kitas blizga. Ir vienas su paslaptimi, ir kitas su paslaptimi. Vienas apelsininio skonio, kitas braškinio. Iš vieno pučiasi burbuliukai, kitas jau su burbuliukais, kad gerai pašaravau. Ir tu pabandyk per tą skubėjimą nedaugybę sumaišyti pakelius, pirkdamas vaikams kramtomą gumą. Turiu krikšto vaikus, brolis turi šeimą, kartais pasako, iš trelę atvažiuosite, ir aš kramtomos gumos. Kai skubėdamas įlėki parduotuvę, neduok ne tą pakelį per neapskubėjimą, padėtų man prie kristolio. Ką pagalvotų kasininkai? O, kunigė, poreikiai neblogi šiam vakarui. Ir apelsinį nereikia sugalvoti. Bet mes apsipratom. Apsipratom su tuo, kad dabar iki santuokos privalau visiems kartu gyventi, nes dabar tokie laikai. Ir jaunoji karta labai dažnai ateina su kažkodėl tai šiek tiek keistokų požiūrių. Su priekaištų bažnyčiai sakydama, kad bažnyčia draudžia. Ir kelia klausimą, kodėl šiandieninėme moderniame pasaulyje, kai bažnyčia turi ieškoti sąsajų taškų su žmonėmis ir išsaugoti neišsivaikščiojančias bažnytėles, paėmė tokį kiekvienų metą jaunai kartai, kad gyventi iki santuokos yra grynas. Ir kodėl šiandieną visuomenėje esanti dalis žmonių sako, matydami, kaip mes gyvename ir tarpusavę elgiamės, ateina ir prašo, ar galėtumėte su mumis pasidalinti santuokos institutu? Ar negalėtumėte su mumis pasidalinti šeimos santuoką? Ir ar negalėtumėte mums leisti jūsų vaikus, kuriuos jūs išmetate iš šių konteinerius? Arba atiduodate į vaikų namus, leisti mums įsivaikinti. Mes savo tų vaikų nemėgis. Ir tie vaikai niekada neatsidurs vaikų namuose. Mes turime pakankamai lėšų, galintis juos puikiai išauklėti, žudyti. Ir jie bus nuostabūs žmonės. Ir tie, kas mane supranta, tai žinote, kas tarp šitų eilučių aš noriu pasakyti. Taigi šiandien vėl iškyla šitas klausimas. Santuokos ir šeimos, dovanos ir slėpinio. Vertybė ir nuomonė, tiesa ir galimybė. Būtinybė ar pašaukimas. Tai kaip Jono Krikštytojo epocha jam teko pati neunikaliausia misija. Tai pabandyti pakeisti žmogaus santykį. Mes puikiai žinome, kad po nepriklausomybės paskelbimo mes visi daug ką turėjome pakeisti. Mes pakeitėme savo namų interjerus, mes išmokome pastatyti nuostabius naujus namus, mes pakeitėme savo automobilius, pakeitėme savo atostogų įpročius, mes pakeitėme daugelį galimybių parduotuvėse. Tikrai pripažinkim, šiandien brangiai mes gyvename pakankamai minkštą gyvenimą. Ir tai turim pripažinti. Gyvename minkštą gyvenimą. Jeigu 20 metai po nepriklausomybės ir kai turbūt skaitėte spaudoje apklausą 10-okų mokykloje,
beveik 80%, jeigu neklystų, kas geriau tai žinot, pataisykit mane, nežino, kokia Lietuvoje buvo santvarka iki nepriklausomybės paskelbimo. 10-okai mokykloje nežino, kokia santvarka buvo Lietuvoje iki nepriklausomybės paskelbimo. Ir iš namų atėję vaikai mokytojams sako, kad mums tėveliai namuose pasakojo, kad prie sovietų buvo geriau Lietuvoje. Ir tik praėjo 20 metų. Taigi šiandieną kalbėti apie santuoką ir šeimą šiandienos kontekste, tai nėra grįžimas prie banalių dalykėlių arba to paties prisiminimo sviestas, sviestuotas pasisviesti. Mums šiandien kiekvienam tenka būtinybė. Nes puikiai žinote, pakeitus išorę, pakeitus drabužius, daiktus ar įpročius, sunkiausia detalė žmogaus asmenybėje keičiasi kietasis diskas čia, galvoje. Ir gal todėl mes nebesistebim, kad mūsų 10-okai sako, iš tėvų paveldėta žinia, prie sovietų buvo geriau. Gal todėl parduotuvėje mus labiausiai masina maisto produkcija su įrašu tarybinė ir su kokia nostalgija mes tai perkame. Nostalgiškos tarybinės dešinės, kepsniukai, šašlykiukai, tokie jėliai pavaizduoti, tiesiog širdis džiaugiasi į krepšelį tą daiktelį įsidėjus. Ir pagrindinis dalykas Vilniuje ant Žaliojo tilto stovinčios sovietinės skulptūros yra labai didelis reliktas, o esantis kažkoks keistas vamzdis, kažką primenantis, nesuprasi ką, yra paskutinis mano šauksmas, kurį neturi teisės net sukritikuoti, nes bus ir meninio išsilavinimo tą pačią gyvenimą. Pripažinkim, gyvenam minkštą gyvenimą. Labai minkštą gyvenimą. Iš tame minkštame gyvenime dar kartą pabandyti susirinkus kartu nesipykti. Nesipyktinti ir nesistebėti. Neieškoti kaltų ir nesidrapsyti purvais. Išsikalbėti. Išsikalbėti. Ir šis nuostabus atlaidų metas jūsų mieste, mūsų mieste, ir Jono Krikštytojo asmenybė kaip arkivyskupijos globėjo ir mūsų pašnekesys apie santuoką ir šeimą yra ir tinkamo metu, ir tinkamo metu. Ir šį vakarą aš pasistengsiu, kad iš mano lūpų ne vienas neišgirstume nepagarbaus žodžio ne vienai mūsų visuomenės dalį. Net ir tiems, kurie nori pasiskolinti mūsų šeimų santuoką. Man tik kartais iškyla vienintelis nuostabą keliantis liudijimas, kad toji mūsų visuomenės dalis praktiškai liko vos ne vieninteliai, kurie šeimos ir santuokos vertę yra iškėlę pačias aukštas. Nes tai visuomenės dalį nebepakanka būti geriausiais draugais. Už jų netenkina būti sugyventiniais. Ir jų netenkina vidinio poreikio būti lygiaverčiais visuomenės partneriais. Jie nori būti šeima, esant santuoka. Ir jie sako, jeigu jūs negerbėt, jums nereikia, jūs savo vaikus mėtot iš šiukšlynus. Ir katalikiškoj tautoj 50 000 nevaisingų porų ir 10 000 našlaičių atiduokite jums. Atiduokite, mes jums parodysim, kad mes kitaip. Mes jūs saugosim, mylėsim, gerbsim, užauginsim. Ir jie bus labai pilnaverčiai šitą kraštą mylintys piliečiai. Dėl to, kai buvau prašytas kalbėti apie šeimą ir santuoką kaip apie dovaną ir slėpinį, dėl to noriu atsistodamas prieš jūs būtent prie šitų vertybių prisiliesti. Ar šiandien santuoka ir šeima yra būtinybė? Nebūtina. Ar šiandien norint susilaukti vaiko reikia būtinai gyventi santuoką? Arba šeimoje? Nebūtina.
kai prieš keletą metų pabandėme tautoje pradėti kalbėtis, diskutuoti apie šeimos apibrėžimą, kuo vaikas. Lygioj vietoj tauta suskilo iš įpus. Susipyko, išsikoliojo, išsidrapstėm purvais, apšaukėm vieni kitus progresistais ir konservatyvistais, vieni viduramžiais smirdim, kiti nesupranta ir sako, jūs kaimiečiai mus nespėjat. Ir mes likome nieko. Ir šiandieną mes matome, kad tai, kas atrodo turi teikti didžiausią džiaugsmą, tampa pačiu didžiausiu iššūkis. Santuoka išeina. Gyvename labai nuostabaus mokslo pasiekimų. Gyvename laikotarpį, kuriem turbūt mūsų seneliai tai, ką dabar matytų, suprastų, dėl tai mes turime tokį posakį ir karste apsiverstų matydami, kaip minkštai mes šiandien gyvename. Kokias turim unikalias galimybės pažinti viską. Ir tik iš žmogaus genų inžinierius. Pasaulio kosmoso platimas. Bet ir vėl šiandieną, kodėl? Išsilavinęs save gerbintis žmogus, mokslo pasaulio. Ar medikas, kas prisiliečia prie gyvasties slėpinio. Vienai atėjusiai pasako, tu gal negimdyk, o abortuok, nes tu dar per jauna gimdyk, čia nieko tokio nėra. Čia dar tik tai kelios savaitės, mėnuo, čia dar nieko čia nėra, bet čia ne žmogus. Kai ateina lygiai tokio paties laikotarpio nėštumo ponia, kuri pasinaudoja dirbtinio apvaisinimo patarnavimą, tas pats gydytojas sako, žiūrėkit, miela ponia, čia jūsų būsimo vaikelio rankytės sužomas, gal čia kojytė jau formuojasi, žiūrėkit, jau širdutė plaka. Tai kuo skiriasi tos dvi moterys? Kad viena susimokėjo 30 000 dirbtinį apvaisinimą, o kita atėjo vien dėl to, kad neščia. Kodėl pasikeičia gydytojo kalbėjimas tam pačiam žmogui tik skirtingose aplinkybėse, susimokėjus ir nesusimokėjus? Kodėl šiandienėme visuomeniai nuo ryto iki vakaro mums visiems aiškinama, kad tavo kūnas tavo teisė. Darai, ką nori, elgis kaip nori, tai yra tavo teisė. Ir kad negimęs žmogus dar nėra žmogus, tai kažkas. Kuo skiriasi negimęs nuo negimų? Vienas dar nemoka mokesčių, jis jau nemoka mokesčių. Vienas dar negyvas, kitas dar nepalaidotas. Vienas be paso, iš kito atimtas pasas. Kodėl šitą teisinę sistemą už mirusio žmogaus palaikų išniekinimą baudžiamoji atsakomybė, abortas privati teisė nuosavybė? Kuo skiriasi negimęs ir miręs? Kad neturi asmens kodų, išvienodintas, kitas dar nėra. Ir kodėl šiandien, kitaip yra propaguojama teisė į kūną, aš vis laukiu, kada Lietuvoje atsiras teisinėje sistemoje byla, įdomu, kaip jinai čia Lietuvoje formuotųsi. Jeigu šiandieną šeimoje arba santuokos, arba net be šeimos, be santuokos, vyras, sužinojęs, kad jo brangenybė, jo princesė, ponia, laukėsi jo kūdikio, kartu su juo pradėto kūdikio. Ir jinai jam pasako, aš nutrauksiu šitą nėštumą, nes tai mano teisė į kūną. Jeigu vyras šiandien Lietuvoje paduotų savo žmoną arba savo gyvenimo draugę į teismą pareikalaudamas apginti jo būsimo tėčio teisės į šitą vaiką, jis būtų apgintas. Ar teisinė sistema šiandien Lietuvoje apgintų būsimą tėtį, kuris pasakytų savo princesę, tu su savo 23 chromosomom daryk, ką nori, manasas tai atiduok. Bet matai, kad nebeiškrapštysi chromosomų. Ir kas šiandien yra tėtis šeimų? Kas yra šiandien draugas, partneris, sutuoktinis, kas yra santykė su moterimi?
Ir šiandien mes matome, kad turbūt tokią bylą vyras Lietuvoje pralaimėjo. Ir niekas vyro teisės tapti tėčiu į tą vaiką, kuri pripažįsta tėvystę, pripažįsta finansinį išlaikymą, auginimą, auklėjimą, visą kitą, jis netų out. Šiukšliai. Tarp kitko esamas. Nes čia ponios teisė į savo nuosavą kūną. Mes gyvename labai unikalioj sistemoje, kur mėly vyrai, šiandien greitai mūsų šis ponioms nebereikės. Nes šiandien tapti mama vyro nebereikia. Pirmiausia rinka visų ingredientų reikalingų gyvybei pradėti. Jūs esate geriau žmonė informuoti apie tos dalykus. Gali nusipirkti vyriškas ląsteles, visą Europą, pilinis per laborą. Gali nusipirkti kiaušialąstą, šveikiausią, kokią tik nori. Net rinkoje kainos nustatytos. Mokslas pažengęs labai į priekį, įsivaizduokit, visą tai galima gyvybę pradėti mėgintuvėlyje ir įsivaizduokit, kaip gerai. Nes bažnyčia pasakė, kad mėgintuvėlį pradėtas kūdikis turi sielą. Viešpatie Dieve, kaip gerai. Susipirkau ingredientus, medikai patarnavimą atvyko, į tą sielą įsisiekė. Norėčiau būti nešia, bet nelabai išeina, nes tai darbas, kad yra kiti dalykai. Rinka pilna pasiūlymų, prašom, surogatinė motinystė. Prašau. Ir 21 amžiuje susipirkė ingredientus reikalingus vaikui pradėti. Jis yra pradedamas medicininės pažangos keliu. Surogatinė moteris jį išnešioja. Po 9 mėnesių prieini prie savo užsakyto rezultato ir sakai, labas, aš dabar būsiu tavo mama. Paėmė ant rankų, atsisukai visą tautą ir sakai, brangiai, laikykit mūsų šeimą. Aišku, vieniša moteris, vienišos mamos šeimas. Ką padarysi dabar tokie laikai? Kai bažnyčia prieš keletą metų pabandė pasakyti tautę, būkim vieni bet teisingi, bet turėkim ribas, ar tokį reiškinį supirktų ingredientų mokslo pažangoje svetimo žmogaus išnešiotas. Ar galime liežuvis apsiversti pavadinti šeimą? Tai buvo duotas visiems atsakymas. Jau šeima ne tas, kas pagimdė, tas, kas užaugino. Susimokėjau, užauginau ir laikykit mane šeimą. Taigi šiandien stovi prieš jūs norėdamas sakyti, kad tokioje tikrovėje mes esame šiandien. Galimybių unikalių tikrovė. Pasirinkimų unikaliausių. Sprendimų asmeniškiausių. Su prieskoniu mano teisė. Mano teisė. Ir vėl aš šį vakarą keliu klausimą, ar santuoka šeima motyvi? Ir būdamas kunigu tai sakau. Ar santuoka reiškia, ar buvimas viengungio asmens yra prastas gyvenimo būdas? Ne. Ir jeigu tu neini į seminariją, netampi vienuolę, vienintelis būdas, ką tik tai sukurti šeimą. Taigi, pirmiausia žinia, kuris, sakykime, ir Jonas Krikštytojas turėjo keisti savo epochos amžinį pasaulyje. Tai buvo požiūris. Požiūris. Kuris iš nustatytų rėmų, klišių, turi būti įleistas visai kitą. Iš būtinybės į dovaną ir malonę, nes gyventi santuokoje ir šeimoje tai yra dovana iš malonės. Ir šį vakarą noriu, kad šitoj erdvėje nuskambėtų žodis pašaukimas. Jeigu jūs išgirstate žodį pašaukimą, tai jūs mums dažniausiai sakot kunigams, vienuoliams, vardą jūsų pašaukimą. Niekas nepašaukia, viskas su mūsų psichika. Pašaukimas automatiškai suplanuoja į testinumą šito žodžio. Pašaukimas yra gyvenimo būdas. Ir aš šį vakarą keliu klausimą. Ar tas, kas šiandien ateina į santuoką ir šeimą, ar tai ateina iš tikrųjų, nes taip nori gyventi?
kad tai subrandintas pašaukimas, tolygus gyvenimo būdui, dėl manęs kiti gali gyventi kaip nori, bet aš taip noriu gyventi. Santuoka šeima. Būti tavo žmona ir ateities vaikų mama. Būti vyru ir ateities vaikų tėčiu. Pašaukimas, kuriame slypi gyvenimo būdas. Aš taip noriu. Mes šiandien esame tauta, kuri praktiškai visas santuokas, kurios įvyksta tautoje. Ir turbūt 95–7% religinio pobūdžio. Aš nekalbu vien tik apie katalikišką santuokos sakramentą sudaromą santuokas. Bet Lietuvoje vyksta ir protestantų santuokos, ir stačiatikių santuokos. Bet ir paimkime naują segmentą, kuris dabar labai čia tampa paskutinės mano šauksmas, pagoniškos, neopagoniškos kultūros. Net jeigu ir pagoniškomis apeigomis santuoka kažkur po šventais ąžuolais vyko, tai vis tiek tam tikro religinio turinio įvykis. Tai kodėl visos 98% religinio turinio santuokų apie 60%? Ar blogi dėstytojai šeimos centruose blogai dėsto? Ar dar reikia 20 pamokų pridėti? Ar dar popieriukų visokiausių prireikalauti? Ar sužiūrėti, kad viskas būtų suštabeliuota į lentynėles? Ar esminė šiandienos problema yra šitam kitai mintyse? Kad kažkas neveikia čia. Kažkas nėra čia gerai. Požiūris. Nes jaunimas labai dažnai duoda priekaištą bažnyčiai. Kad bažnyčia senamadiška ir neina su pasaulio laiku. Ir negi sunku motinai bažnyčiai paimti ir leisti jauniems žmonėms iki santuokos pagyventi kartu, kas šitą priekas, jau mes viens kitą mylim, jau mes ateitį ruošiamės kartu būti, koks būna priekaištas bažnyčiai. O kaip man sužinoti, ar tas žmogus man tinkamas, mūsų charakteriai, buitis, kiti dalykai. Aš gal jūsų šiek tiek keisti šiandieną, kaip Jonas Krikštytojas, šiek tiek tokio iššūkį jums įnešiu. Ir aš noriu dabar jūsų paklausti, ar motina bažnyčia draudžia dviems jauniems žmonėms gyventi kartu pagal Kristų? Ar motina bažnyčia draudžia dviems žmonėms jauniem be santuokos dalytis bendrais buities rūpesčiais? Ar motina bažnyčia draudžia dviem žmonėms iki santuokos gyvenant turėti bendrą nuosavybę, bendrą buitį, bendrus daiktus, bendrus kambarius? Sakysiu, dar aštriau, ar motina bažnyčia draudžia turėti iki santuokos dviem žmonėms bendrą lovą miegamai? Ne. Ir dar kartą. Visas bažnyčios moralinis mokymas iki pasirengimos, iki santuokos yra nekas kita, kaip bandymas atsiklaupti prie žmogų ir paprašyti vienintelio dalyko. Vienintelio. Ar gali savo pasirengimo kelyje iki santuokos, kai tu turi pažinti tą žmogų psichologiškai, morališkai, emociškai, jausmiškai, buitiškai, nepanaudoti vienintelės detalės, vienintelio dėmens. Lytinio santykio dėmens. Viskas, ko prašo bažnyčiai, iš dviejų žmonių ruošiasi santuokai. Viskas. Ir šiandien daugelis žmonių yra paveldėję ant tiek iškreiptą ir kažkokią keistoką bažnyčios mokymo supratimą, turėtų tarsi stebinti, bet iš tikrųjų tai nestebinti. Nes nemaža dalis jaunimo arba save laikančios inteligentijos ir šiandienos mados pasaulio žmonių apie bažnyčią nuomonę iš ko susidaro. Skaitydama katekizmą, Bibliją, sekmadienį būdami mišios, Da Vinčio kodai, Angelai ir demonai, romano ekranizacijos. Su pagrindinė žinia, jie kažką slepia. Kažko nebesakom ir mus apstatyti navagus vėl nori. Tie juodas velniai.
Taip, jeigu tavo požiūrį formuoja Da Vinčio kodas, angelai ir demonai, romanų puslapiai, romanų ir net ne istorijų, šiaip romanų, tada taip, susikalbėti tarpusavį, tai tas pats, kas kažkodėl. Ar įmanoma susikalbėti? Jeigu tau sakai, vos neatsiklaupęs tiesą dėl tavo gerbūvio, tu įsitikinęs, kad tu nuo manęs kažką slėpė. Tai Kristaus žmonas paslėpė, tai Kristaus vaikus nuslėpė, tai Gralio taurę kažkur tai paslėpė, ir visus turtus su viso pasaulio susirinkom, ir žodžiu, viena. Didžiausias stabdis ta motina bažnyčia. Dovana ir malonė. Atrodo banaliai, ką aš dabar sakau. Bet esminis pagrindinis žinios apie santuoką turinys yra dovana ir pašaukimas. Gyvenimo būdas. Ar šiandienos epochos kontekste, kur tiesa yra atskesta nuomonėmis, kur asmeninės teisės tampa svarbesnės už bendrai net sutuoktinių gėrį, tu nori taip gyventi, kaip vyras ir žmona, ketytis ir mama. Santykių. Pažadėti džiaugsmą ir vargėti ir neapleisti iki mirties. Ar tu iš tikrųjų? Ir vėl turiu klausimą, ar tai įmanoma? Ir atsakymas yra paprastas. Jūs geriau už mane žinote. Įmanoma, jeigu du žmonės nori to paties abu kartu. O štai čia yra malonę surasti šitą žmogų, kuris to paties norėtų kartu, kaip ir aš. Taip sutinku, čia yra malonė. Ir Dievo dovana. Surasti tokį bendramį, kuris šeimos kelyje tampa ne tik geriausių draugų, partnerių, ar sugyvenančių kartu toj pačioj buity. Bet kokia yra malonė, kai tavo šeimos žmogus, vyras arba žmona, yra tavo gyvenimo bendrakeleivis. Tai žodis, kurį noriu šiandien daug kartų kartuoti kiekvienam iš esančių. Pažvelgti į savo santuoką, į savo žmogų, šalia kurio tu dabar esi. Jis yra tavo bendrakeleivis. Bendrai keliaujantis kartu. Bendrakeleivis. Kai santuoka vyksta šventovėse, du žmonės ką padaro? Jie peržengia bažnyčios ribas. Slemsis puikiai žinome, kas yra. Tai tam tikras dvi ribas skirianti riba. Labai plonytė ir peržengti užtenka vieno žingsnio. Ir kuo skiriasi? Tai žinia, kurią du žmonės norintys sudaryti santuoką, išgirsta bažnyčios erdvėje ir už bažnyčios erdvės. Juk abi erdvės kalba apie meilę. Kalba, kad mylėti yra kažkas gerai. Kad būti šalia kito žmogaus, tai yra žmogaus pašaukimas. Ir pilnai sutinku, ir pasaulis supranta, ir tikėjimas supranta, kad tokie dalykai kaip vienatvė yra prie žmogaus prigimti. Vienatvė yra prie žmogaus prigimti. Štai kodėl Adomas išgyvena vadinamą rojaus egzistencinį vienišumą. Jis ilgisi kito. Jis buvo nepilnas, jis nesijautė pilnas, jam kažko trūko. Ir tas egzistencinis, antropologinis, vidinis, biblinis vienišumas varė Adomą iš proto. Jis matė daug gyvų, bet ilgėjosi bent vienintelio panašaus į save nerado. Ir tai buvo jo vienišumo kryžius, jo kančia. Net rojuje, ir rojuje Adomas stokojo. Stokojo. Nes vienišumas yra prieš mirtį. Žmogus nėra sukurtas vienišumu. Žmogus kyla iš santykio ir skirtas santykiu. Ir tik tada, kada Adomas pamatė Ievą, o kiek iš šitų dalykų kyla istorijų, anekdotų, visokiausių pasišpilkavimų tarpusavio, kai vaikinai susirenka padas, pašpilkuoja, princesės ponaičius pašpilkuoja. Čia špilkų užtektų 3 parodų, kiek sukurtų dalykų apie vyro ir moters santykius, apie rojų, apie uošvius ir kitus
dalykus. Bet kai tik Adomas pamatė Dievą, ką jis pasakė? O Dieve, pagaliau kūnas iš mano kūno ir kaulai iš mano kaulų. Ji vadinsiu žmona Eva iš manęs nuo žemės paimta. Ir tik tada Adomas rojuje išgyveno pilnatvę, santykyje su kitu. Taigi vienišumas taip pat ir mirtis yra prieš žmogaus prigimtį. Štai kodėl mes esame neramūs. Štai kodėl mes bijome ir vengiame mirties. Štai kodėl mes tiek dedame pastangų nelikti vienišais. Kaip yra svarbu turėti išmintingą žodį, kuris padėtų teisingai pasirinkti. Suteiktų galimybę susiformuoti savo asmeninį mąstymą, savo asmeninį atsakymą, savo asmeninį pasirinkimą. Ar aš irgi taip noriu? Ar taip man tinka? Ar tai atitinka mano gyvenimo stilių? Kai peržengė jaunavedžiai, kurie tuokėsi bažnyčiose, taip jie peržengė tą vienišumą. Nes pasaulio mąstymas jis yra perdėm egocentriškas mąstymas. Mes šiandien visi esame išmokyti susikoncentruoti į save ir žiūrėti save. Ir svarbiausia žiūrėti, kokią nuomonę apie mane susidarys kiti. Nes aš turiu būti rinkai. Nes jeigu esu gyvas, apie mane nešneka, manęs nebūti nebėra. Kalba ir viena ir kita erdvė apie meilę. Kodėl tas slengstis bažnyčios atskiria meilės sampratą pagal tikėjimą ir pagal pasaulio nuotaiką? Ar kas nors iš jūsų bandėt pagalvoti, juk net vien tik iš tradicijų žmonės eina tuoktis į bažnyčias. Taip yra visokiausių tradicijų. 17 metų tarnauju kunigystėje, tiek pat metų skaitau paskaitą šeimos centre, studijavęs Romoje, Paryžiaus universitete, čia yra mano mokslinė dalis, papildomos studijos. Tai puikiai žinau, kiek daug santuokų įvyksta tik iš tradicijos, nes taip apie tėvai, senelį, dar visas šleifas įvairiausių prietarų, dalykų įvairiausių, magijos, burtų. Ir kartais būna bendrauju su besituokiančiais ir praktiškai vestuvių dieną ties slenksčiu kalbėsi, aptari paskutinės detalės ir jaunoji antrokai jau taip atsipalaidavus, ir sako, žinai, sakau, kunige, aš jau taip šitai santuokai pasiruošiau, kad net padariau tai, ką močiutė prašė padaryti. Sakau, ką tai močiutė prašė tavęs padaryti? Aš įsidėjau paskolintą pinigą į batą. Sakau, vaikelė, kam tu įdėjai į tą batą? Taigi man močiutė paaiškino, kad ateiti prie altoriaus su skolintų pinigų, tai labai reikia ateitis. Sakau, viešpatie Dievas, sakau, nuo kada skola tapo gerumo ženklas? Čia vis laiką buvo skola, gėda. Ar tiek mes jau praėjom pradėti, kad svarbiausia prisiskolinti ir paskui emigruoti ir kad net savęs nieks skolų išmuštų. Ir jinai eina prie altoriaus laimingiausią nuotaką pasaulyje. Močiutė patarė su skolintų lituku. Aš labai laimingai gyvensiu. Ir kai pasidomėjau tos močiutė, kas ta močiutė? Sekmadieninė pirmo suolo ponia. Bažnyčia. Bažnytinio suolo, pirmo suolo ponia. Vos ne pirma parapijos ponia. Sudėjusi savo anūkį pačius geriausius palinkėjimus. Lygiai taip pat kaip ir krikštijom vaikus. Ką mes juos krikštijom tuos vaikus? Kad jie krikščionimis tapo? Lauk, krikščionimis mes juos padarysim kada nors. Sutvarkysim, nes dabar kai mėgstame būtų sutvarkyti vaikai. Pakrikštyti, pirmą komuniją, sutvirtinti, apžeminti, paskui tėvelė truputuką atsikvėpia, kol anūkai atsiranda, tada anūkus pradeda tvarkyti. Kaip mano anūkas dar nekrikštytas, oho. Ir pagrindis dalykas, kai paklausai tėvų, kam jūs krikštijat savo vaiką, tai beveik retas, kas pasako tam, kad jis tapo krikščionimi kataliku. Pirmiausia, tai kokios tradicijos, papročiai tokie, mesgi katalikai, čia būna ta gražioji dalis. O paskui būna pažodis, kad nesirgtų. Lygiai kaip dabar
dabar jaunas visos šeimos yra didžiausiuose spąstuose spėti pasilikti pagal paskutinę madą. Kaip viena vyresnio amžiaus čia truputuką žmonių, galbūt turite anūkus, kiek kartų marčios arba dukros savo motinoms pasakė, tu nemoki auginti vaikų. Nemoki auginti, dabar reikia taip. Pasako tai motinų, kurie užaugino 3, 5, 7 vaikus. Ir karo metais užaugino, ir Sibirė užaugino, bet dukra pasako, tu nemoki. Dabar rinka yra pilna visokiausių pasiūlymų. Dabar yra, mes visi užaugome daugiai serijinėse palūkėse, supakuodavo ir gerai būdavo. Praspaudavo ir supakuodavo. O dabar prasidėjo tai pampersai. Pampersų rinka pati gražiausia. Buvo visi pampersai vienodi. Paskui prasidėjo dieniniai ir naktiniai pampersai. Dabar paskui mano šauksmo yra pampersai skirti berniukams ir pampersai skirti mergaitėms. Nes pasirodo mokslininkai išsiaiškino, kad vaikai, berniukai ir mergaitės skirtingų kampų įsiūta. Ir nedaugybę dabar nesumaišyti pampersų. Jeigu sumaišyti, tada končita, tai vaikas bus. Jūs visi šypsotės, bet rinka yra tokia. Berniukams, mergaitėms, naktiniai, rytiniai, vietiniai ir žinias senelius. Jūs nemokate. Taigi peržengęs slėpsti bažnyčios. Erdvė bažnyčios. Kalba apie meilę. Ir ten ir čia. Tai bažnyčia yra laiku kalbėti apie meilę. Vienam, išalką, iki mirties, pasiaukojimas, atleidimas, supratimas, moralinis. Bet už nugaros nekalba apie meilę. Jie gražiausios meilės kaip pašventės. Meilės industrija sudėta prie kasų. Išaiškinta, kad tas dalykelėčiai partneriai, tu suteisė savo nuosavą. Ir kaip yra nuostabu, vienintelis skirtumas. Dabar mūsų paklausyti, kaip čia esančiai. Kaip mes buvome išmokyti mylėti žmonės? Gerbti, žiūrėti, bet sąlygą mylėti kitus žmonės. Nežinau kaip jūs, bet mane tikrai taip auklėjo. Aš tikiuosi, kad jūs taip auklėjo. Mūsų visus išauklėjo mylėti kitą žmogų už kažką. Už kažką. Matau, padarė gerą darbą, mylėti šitą žmogų, jis geras. Tau šitas padėjo gerbti šitą, mylėti irgi tau geras. Mes esame visi išmokyti mylėti vienas kitą už kažką. Bet kaip peržengti bažnyčios lekciją ir savo santykį, aš nemylėdavau. Tu pradedi girdėti, kad yra tikrai mylėti. Ar šiandieną nėra dovana ir malonė mylėti savo žmogų? Žinai. Paprasčiausiai mylėti. Nekeliant jokių sąlygų. Už nieką. Kas iš mūsų gali taip mylėti save? Už nieką. Nes net vienas kitą mylintys žmonės kartais, kai ant geros nuotaikos būna šiek tiek pabraška, jų santykiai pasipyksta, sako, aš ką, aš tave myliu, stengiuos, kad vis tiek čia nieko neįvertinti, aš ką, aš tave čia myliu. Už ką? Už nieką. Ką čia reikia mylėti? Ar šiandien esame pasitikėjimus? Turime drąsos mylėti. Ar toje santuokoje, kurie švenčiama peržengus bažnyčios slenkstį, santuokoje šeima netampa iššūkių ir pačių unikaliausių gyvenimo nuotykių? Keista, kad bažnyčia vartoja šitą terminą nuotykis. Neįvartybė. Šeima yra nuotykis. Ir toks nuotykis, kuriame niekas nepasikartoja, viskas gyvai, bet teisės pasikartoja. Santuokoje šeimoje nėra, stabdom kadrą, dublis antras, perfilmuojam iš naujo. Viskas gyvai, bet teisės pasikartoja. Tai ir iššūkis, ir nuotykis. Ir tada išlieka žmonių galimybė pasitikėti. Mylėti už nieką, mylėti už kažką. Susitvarkyti gyvenimą, nes tokios tradicijos. Įžengti pašaukimą kaip gyvenimo būdą.
Mylėti tai reiškia atsiduoti ir viskas, kas mano tampa tavo, yra iš vis absurdas šiais laikais. Tai absurdas. Nes tas, kas propaguoja meilę už bažnyčios slenksčių, mums už nugaros. Kalba, kad dabar tokie laikai, dabar mylėk, tai mylėk, tai vat, vertybinis neutralumas su pragmatiniu mąstymu, kad ir žiūrėk, kas tau už tai bus. Ir daug kas šiandien klausia, gerai, aš negalėsiu, kas tau už tai bus. Ar pateisinti mano santuokinius lūkesčius? O lūkesčiai pas mane tampa. Ir įvairūs. Ir labai žamas vaikelio kiek lūkesčių, tai įvairūs čia tik tai spėkės pildyti. Tu turi daug mėnesių, man. Pas mane tik supranti. Aš ne dabar tokia laikyti. Sako, gerai, aš nemylėsiu, bet vekseliai bus asociacijos bus tam. Ir kad tai nesusimaišytų, dabar teisinio amžiaus pasaulyje reikia pasirašyti tokią mažytę sutartynę. Mažytę. Kukliai, telpatinis puslapius. Vadinasi, priešvedybinė sutartis. Aš nemylėsiu patį, bet kai mes mirsimės, mano mėgsime es. Nes nedaug ir tavo šiandien daug kloščių turi, ten galime pasileksyti, kas įvykti. O aš taip sunkiai dirbau, toks veksiliukus. Paskui supratau, mes taip apdraudama visų gyvenimo skersų. Mes nesame numatę, ką mes darysime, kai būtis skaisimės, kad aš turiu didėjimus, iki mirties, kad aš nežinau. Ir džiaugsmė ir vargė, aš būsiu šalia tavęs. Bet. Ir mes šypsomės. Ir vėl iškilo klausimas. Kas neturi drąsos keisti mąstymą ir į santuoką ir šeimą, net išėmus religinį dėmenį, atsiduoti kaip patį kilniausią gyvenimą. Jeigu aš sugebėjau sukaupti vekselį, jeigu tau veikia lygiai tik mano veiksmai, tai galite susikurti, kad visus metus priešinčius. Nes sfinksas visą laiką iškyla. Jeigu tau tik veiksmai reikia, ar gali šiandien dėti žmogų už nieką? Bažnyčiai žmonės prašo. Ir džiaugsme ir vargė aš tavęs neatleidžiu. Džiaugsme ir aš neatleidžiu. Nėra tokių, kad džiaugsme atleidžiu. Viskas supranta, o to vargė. Aš visi susituokia. Didžioji dabar greitai buvo esate bažnytinėse santuokose. Viens kitam pažadėjo, pažadėjot savo valdybėje. Ir džiaugsme ir vargė. Kas telpa lietuvio sąmonė išgirdus santuokinių patirtį? Senatvė, antrasė, ketvirtas stadija vėžių, pragaros. Patinka užsidėti aukos karūną, aš taip pasiaukoju, o taip jau ten užkaukiau, prižiūrėjau, aš šitą palaidėjau, tai su aukos karūna vaikštau. Dievą biškį prakeidžiau, gyvenimą prakeidžiau, nes kaip čia man tik davė, tai davė. Kodėl šiandien lietuvio sąmonėj santuokinis vargas yra tik tai fizinė liga? Vaikas dabar jūsų pamąstymą. Prašau, valanda ir malonu. Tavo antra pusė. Arba tavo antra pusė perveda šitą. Tavo žmogus paprastai žiūrėti. Galbūt tos kultūros. Dabar toks amžius, kada tabletėtės ir vilkukai daro savo. Jeigu tai, kas darote šeimoje, galvojate, kad jūsų visi šeimų draugai žavisi ir džiaugiasi ir krykštuje, kad jūs pasikėlėt ar pasidžiaugiat, kiek jums gerai sekasi, tai būkite atsargus. Daug kas nemėga, kai jums sekasi. Ir daug kas išgeria valentovą, kai jūs karėte turi ilsėtis. Ir kad turite du berniukus, o ne dvi mergaitės, irgi daug kas pavyzdžiui. Ir tavo žmogų galėjo kažkas paprasčiausiai išprovokuoti. Iš tavo žmogaus galėjo pasityčioti
užterštų, užterštų. Tavo žmogus pakliūva į patį didžiausią bėdą. Jis perbėgo su kitu arba įsigalėjo kitą asmenį. Koks tavo atsakymas? Atsakymas 62% skyrybų. Spjūvis į veidą, kumštis. Šeimos ir skyrybų parašas. Ir čia vienintelės išeitys išgelbėti žmogų iš pagrindinių. Vat matyt proga, šiandieną pagalvoti, kiekvienam iš mūsų, jūs, kurie gyvenate nuostabiausią šeimos gyvenimą, ir gyveno gyvenimą, ir vyresni ir jaunesni, tavo žmogus pakliuvo į didelę bėdą. Įsimylėjo arba buvo išprovokuotas peržengti kūno patirtį su kitu žmogu. Tavo atsakymas. Spjūvis, smūgis ir skyrybos. Tik tiek. Tik ką reiškia tavo priesaika ir džiaugsmai ir prieš priesaika? Tavo žmogus varge, kiek ką tik atskirtis. Tu kovoji už kažką. Kovoji už savo meilę. Kovoji už savo supratimą. Už santykius. Sugebėjai atsiprašyti ir atleisti. Tu sugebėsi man atleisti, neiškėti. Man viską galima atleisti, neklausiu, kaip man sako jų žmonės. Viską galiu atleisti, todėl neiškėti. Šiais laikais kandidatų toliau laukia. Kas iš jūsų pamanytumėte, kad problemos tavęs su šmeižtumu? Nuograbusis galėjo pristęsti. Man man kaip šitas prisimas. Kažką naujo sužinau. Pas veterinarą blogai, pasitikrinai, nevardysi, kad tai reikia, čia kaip kelia blogų. Gerai, vaikai galus dabar ir taip, aš nekėliau. Tu man dabar pasitikėjai, aš noriu čia kritiškai neįstrašyti. Ir tai į patį didžiausią kelią. Iš jūsų išdrįstumėt iki alkūnių sukišti rankas į savo sutuoktinio moralinį mėšlą ir išmėžti tą tvarą. Išvalyti tai viską. Ir pasakyti, einam ir žiūrėk, kad daugiau nepakliūtum, nes atsitiks dar blogiau. Dabar tik tai buvo mėšlas, jis gali būtų, kad kaip priskresti, reikės peilio, kad jie grąžtų. Kas iš jūsų tai padaryti? Reakcijos. Arba užsidėtume dėl aukos kūną, nepasisekė ir kentėtume. Vyktume tą viso pasaulio, depresuotume, įsivaizdume lygą, ar anksčiau laiko dievulį pamatytume. Anksčiau laiko pamatysim. Bet jeigu jisai nusprendžia, kada mes jį pamatysim. Respublikinį. Arba vaikščiosiu visą gyvenimą, praradę supratimą apie meilę, apie ištikimybę, kitus dalykus ir ypatingai mielos ponios, kurios patiria tą patį sudėtingiausią savo gyvenimo periodą, kai priima sprendimą atsisakyti pradėtos gyvybės. Turiu net ir savo klasiokų tarpę tokių patirčių. Žmogus balansavo ties savižudybės riba, jie negalėjo pamatyti niekada, tiesiog drebėdavo iki isterijos priepuolių. Kai pamatydavo kitą moterį einančią su kūnu. Iki isterijos priepuolių žmogus jaunas mano metų be vaistų nebegali. Dėl vienintelio dalyko, jei kažkas išaiškino, kad čia nieko to, kad čia tavo, nes neteisės savo mūsų. Girdėti, kaip vaikas sako šeima po šauktinius, aukščiausias gėris, malonė. Jūs atsispręskite. Kaip galima girdėti tai kažkas iš teorinė santuoka ir praktinės? Knygųčių šeima ir dalyka šeima. Ir šįvakar, kai mes visi kartu kalbamės, aš noriu jūsų paklausti, ar knyga ir tie praktika, teorija ir praktika gali susitikti? Ir gali susitikti atsakyti. Jei du žmonės nori tobulintis. Jei du žmonės nori tobulintis. Arba, jeigu panorsi, kad nori irgi patiko. Nes tai esminis sąlygas, kad štai ką reiškia kūrybė. To paties norėti arba to paties nenorėti abiems kartu. Štai ką reiškia kūrybė. Būti santykiai, kuriame nėra žodžio, o kas ir man bus už tai. Nes aš pasakau, tai mano gyvenimo būdas. Aš
ir santuokos priesaika, kurią duodama altoriaus artimoji. Kai šiais šeimos metais labai gražiai, kurie įsibėgėja, atsiranda vis daugiau šeimų, švenčia 10, 15, 18, 20 metų. Ateina šiais metais ir prašo, mes kunigai norime švęsti padėkos liturgiją už savo šeimą. Žinoma, nesi darbas, dar neausias, bet tai mūsų šiemet šeimos metai, esam du katalikai. Kaip mes norim tą liturgiją vėl išgyventi? Bet pirmiausia, kad sakinys, kurį pasako sutuoktinė prie altoriaus, taptų priesaika ir pažadu. Jisai turi tapti pirmiausia esmė. Turi tapti atsakymas. Santuoka yra atsakymas. Ir šeima yra atsakymas. Ir jeigu nėra atsakymo, jame nėra nei pažado, nei priesaikos. Tam, kad įvyktų prie altoriaus priesaika, neturi būti kaip atsakymas. Aš čia gyvenau su kitu altoriumi. Man patinka. Aš įžengiau į tavo artumą ir aš labai jaučiuosi šiandien. Aš bendrauju, kalbuosiu su tavimi, žiūrėk, mes kartu pagavom viens kitą, kad vienodai mąstom, viens kitą suprantam iš pusės žodžio. Aš pabraušiu be tavęs ir toj buity apsitryniau ir pamačiau, kad kaip būtų gerai, kad tas būtum tų bendrakeliais man. Aš visą tai supratau, atradau ir štai dabar žiūrėk, aš turiu nustatyti. Išgirsk, štai mano atsakymas tau, aš tave myliu. Ir iki mirties štai man atsakymas. Ir tik šio subrandinto atsakymo akivaizdoje šitas sakinys tampa pažadu ir santuokinę priesaiką. Bet jeigu tai yra tik tai sakinys tam, kad įvyktų santuoka niekada neįvyks. Gal irgi todėl turime 60% skyrybų. Kai žmonės tik pakartojo įpareigotą santykį, kad įvyktų formaliai, bet tai nebuvo širdies atsakymas. Mano atsakymas. Aš. Ką tu darysi tam vaikas? Aš būsiu labai dėkingas, jeigu tam atsakymas bus toks pats ir man. Ačiū. Bet aš esu šitam gyvenime atsakingas tik už save. Ir tai aš pats savęs visą gyvenimą nesuprasiu, nepažinsiu. Tiek daug kiekvienas iš mūsų esame padarę nesąmonį didžiausių gyvenimų. Aišku, mes juos visiems randam pasiteisinti. Tiek kartų mes patys nusistebėjom, kaip aš labai galiu pasirinkti. Protestu. Bet pasirinkti. Ką tu darysi tavo reikalą, bet aš labai tau sakau, aš tave nemėgsiu, jau aš tavęs nemėgsiu. Štai mano atsakymas. Jeigu tau tas taip myli, ir tuo pačiu atsakai man. Ar tai nėra vienintelė esminė sąlyga, kad išsipildytų Evangelijos žodis, kad tu iš tikrųjų tam Dievo nusakai. Čia yra tas slėpinys. Čia yra tas didžiausias santuokinis slėpinys, kai iš tikrųjų du gali tapti vienu kūnu. Jeigu jie abu nori to paties, duoda tą patį atsakymą. Nes santuoka yra pokalbis, viso gyvenimo pokalbis, kiekvieno nubudusio ryto naujas apsisprendimas vienas už kitą. Aš nubundu šiandien gyventi dėl tavęs. Ir būti tavo šiandienos patirties bendra keleivių, džiaugsme ir varge, mylėti, už tą meilę kovoti ir tavęs neatleisti. Ir kadangi esu tai tikinti žmogus, štai kodėl aš tave atsivedu ne prie amžiaus, ne prie vandens, bet štai kodėl aš tave atsivedu prie altoriaus, kad jis kaip ir jis dirbi. Ir Dieve, tu man padėk šitą atsakymą ištesėti, mylėti ir taigi santuoka ir šeima, dovana ir malonė. Pašaukimas vedantis į gyvenimo būdą ir visą žmogišką egzistenciją trunkantis atsakymas. Gebėjimas mylėti ne už nieką ir kovoti už to. Ir šį pamąstymą
paskui vienintelį klausimą. Ar tu tiki? Ar tau tas tiki? Ar prie tavo sąmonės priima tai, ką motina bažnyčia atsiklaupusi kalba Jėzų? Ir ar tai, kas bažnyčios mokytas įmė? Ar tai, kas jaunos šeimos sužadėti, net ir šeimoje gyvenantis. Dažnai vienas kitam esame ištikimi. Kaip jūs išmokote ištikimais? Ar jūs tapote ištikimais vien dėl to, kad draugaudami iki santuokos nepermėgote su kitu žmogumi, tai čia buvo jūsų ištikimybės garantas? Ar kad visus pinigus man nežinot nebuvo? Jeigu čia čia. Ar kad kartu atostogauti, draugaudami iki santuokos? Kaip jūs išmokote būti ištikimais? Ir kai šitą klausimą užduodu sužadėtinių kursuose, atsakymo nebūna. Tyla. Tada programą pasakyti bažnyčios atsakymą. Visi nutyla į klausimą, kaip tu išmokai būti ištikimu, nes dažniausiai jie neišmoko būti ištikimis. Jie tik išmoko morališkai neįskaudinti kito žmogaus, nepermėgoti su kitu. Bet moralinis įskaudinimas ir neįskaudinimas nebūtinai yra ištikimi. Arba neištikimi. Ir kaip pasakai sužadėtiniams, kad vienintelis būdas išmokti būti tikrai ištikimu savo nuogo kūno ištikimybę kitam nuogam kūnui yra susilaikymas ir labai nustebti. Oi, kiek aš kartu 17 metų skaitau paskaitas sužadėtiniams, kiek aš esu prisiklausęs skundį, girdžiu tiek kiaulę, savaitę gali laukti. Sakau, reikės 2, tada sako, dėmėsimės su žmonom. Tai labai natūraliai priima, nėštumo laikotarpį negalėsim įdėti, sirgti, psichologiškos problemos, dar kažkas tokio. Ir kai aš paklausiu jauno žmogaus, jūs dabar sakau susituosite. Sakau, jūs išmokote puikiai mylėti, jūs esate geriausiai meilės specialistai. Jau mylėtis mokat stulbinančiai, ant kiek išradingai. Dabar tik vandenius pasaulis sukūrė tabletės prieš ir po. Todėl niekas nesukūrė tablečių vietoj. Kiek jūs laiko sutaupysite? Išgėrė tabletę ir orgazmas, išgėrė ir orgazmas. O tai dabar jaunimas tai po pietukas, tai prieš pietukas, tai gretukas, tai kavinukas ir ant išradinti, bet tabletės vietoj to niekas nenorės. Tablečių prieš ir po pilna rinka. Ir daug prisipaširavę karviai susitinka. Tablečių prieš, tablečių po, dabar meilę uždins, kad būtų be pasiekimų, nes tai pati pagrindinė už mūsų slenksčio esantis tikros meilės savybė. Kaip prieš vasario 14 pareklamuoja kontraceptinės tabletės. Tabletė ant delno, graži muzika ir balsas už kadro. Meilė be pasiekmių. Sveiki sulaukę švento Valentino dienos. Kai žiūrėtų šitą reklamą, tik laukai šiaušiasi. Ką reiškia meilė be pasiekmių? Ką tai reiškia? Bet visiems patinka meilė be pasiekmių. Ir kai sužadėtiniams sakai, jaunimas, susituoksime, gausite irgi labai rimtą pasiūlymą. Teks išgriauti užsienį, ne kažkokiu tai tenais grindų plauti, ne kažkokiu pačių blogiausių darbų daryti. Gausit patį unikaliausią savo karjeros galimybę. Jūs abudu priimsit sprendimą, reikia, važiuok. Tai bus ir tau gerai, ir šeimai gerai. Jūs sakau, nematysit viens kito mėnesį, 2, 4, pusmetį. Kas tada? O tada prasideda beletristika. Savo kūnį. Šiais laikais svarbiausia būti ištikimu savo kitam žmogui širdim. Va širdies ištikimybė. Tai Zakačias. Paskui atsiranda sielų ištikimybė. Sielų ištikimybė. Paskui yra mantrų ištikimybė. Aš stoju iš Londono į Vilniaus pusę. Ir aš kalbuosi su savo tavo mantrą. Paskui atsiranda finansinė ištikimybė. Aš visą algą siunčiu. Kokį procentuką galėčiau nedasiųsti? Bet aš ištikimu siunčiu. Atsiranda
fizinė, atsiranda ištikimybė emocinė, sielinė, kepenų, visą kitą, išskyrus kūnišką. Ir sako dabar 21 amžius kunigė, nu kas tas kūnas, va ta kepka, nu kas ta kepka? Tai kūnas. Ir apie kūno higieną intimioj srity taip pat kalba modernus pasaulis, sako, čia yra higiena. Ir kad vamzdynas neapsistotovėtų, reikia spiliuošų pravalyti. Nu čia higiena. Ir kai du žmonės tokią higieną įsileidžia savo santykius, o nemoka susilaikyti, tokios šeimos rezultatas aiškus. Arba du gyvena dvigubus gyvenimus, arba šiek tiek sekšiai ir ne. Ir kitą dalyką pasakai žmonėms, dabar negalvoju, kad bažnyčia nėra krikščionis. Ir kad bažnyčios mokymas nėra nukreiptas prieš jūsų intimų gyvenimą, prieš jūsų intimę patirtį, ne prieš jūsų orgazmą būti. Iš Dievo taip. Kai jauniems žmonėms pasakai, kad orgazmas sukūrė ne velnias, o Dievas yra labai nusitempę. Kaip jis sako, Dievas dėliojasi tokiuose dalykuose, taip jis sako. Ir žinau, kad Dievas sukūrė orgazmą ne kam kitam, bet tau, asmeniškai. Ir kad tu jį neišstenėtum, nesuvaidintum, bet išgyventum ir patirtum, nes nieko nėra unikaliau, kai tu žmonės, vyras ir moteris tai patiria. Sako, kunigė, aš kokios tu bažnyčios. Gal sako, tu nekatalikas. Ir kaip pasakai, kad yra bažnyčios mokymas, sako, tai man, kokias mes turėtas, kaip atsipuolame ir nevaidame, bažnyčio mokymas. Bet dabar paklausykit, kas jūs sakoma online. Ir tai reikia vienintelio dalyko pasakyti žmogui tiesą. Ir pasakyti, kad šita tiesa suteikdama žmogui laisvę taps jo gyvenimo pilnatvės šaltiniu. Ir kad susilaikyti iki santuokos tai nėra tragedija, tai yra palaima išgyventi santuoką ir štai kodėl mes turime tiek skyrybų, kai mūsų šeimos išmokusios puikiai mylėtis, nemoka šeimoje susilaikyti. Jie buvo įpratę viską daryti. Apaštalas Paulius savo laiškuose rašo, ar kas nors iš jūsų iki kraujo grūmėsi su nuodėme? Mano atsakymas. Kiekvienas savo gyvenimo nesąmonė, mes rastume kiekvienas 1000 pasiteisinimų. Ar kas nors grūmėsi su nuodėme iki kraujo, kad duotų iš dėmesį. Ir kai pasakai žmogui viską, kai parodai, kad jo pusė stovi viskas, kas gali būti dėl jo, ir Dievas, ir bažnyčia, vertybės, moralas, tiesa, jie viską supranta. Jie viską supranta ir jų santuoka būna iš esmės tikroviška. Dėl to aš ir užbaigdama šį pamąstymą noriu labai nuoširdžiai jūsų, kai tikinčių žmonių paprašyti. Jūs tik sakykite savo aplinkoje tiesą. Ne moralės veikti ir ne pagraudenimų ar pragaro bausmių išvardinimų, kad mūsų jaunieji bendruomenių nariai gyventų pilnavertišką gyvenimą, jiems reikia pasakyti. Ir padėti, kad ta tiesa juos įjungtų ir jie būtų tos tiesos įjungti. Aš to nuoširdžiausiai linkiu jums. Švento Jono Krikštytojo dieną, kai Jonas skelbė ne tik atsivertimą kryžių, ne tik parodė avinėlį, kuris naikina pasaulio nuodėmes, bet ir keisti žmogaus požiūrį. Pakeisti požiūrį, kad didelis nuodėmes. Ir kai tavo požiūris tampa dieviškas kūnas, tarsi pačiu nuodėmė. Tokiu linkiu gyvenimą iš jūsų. Ir ačiū. Galbūt yra tokių klausimų, nesutikimų, noriu prieštarauti, sakyti, žinot, o man visgi neatsakė to klausimus, kuriuo aš šiandien atėjau. Tai būtų ta galimybė, nes tikrai turim laiko, kad turi Ričardą, turim
proga. Sveika bažnyčia netoli, tai kad galima kreiptis visi reikia. Galbūt yra klausimas. Galima iš vieno šiek tiek kalbėti, girdėti, jeigu reikia kelti ranką nešti mikrofoną. Taip visiems aišku, kad niekas. Aš nežinau, kai sako, kad pamokoje, žinokit, kai yra klausimų, tai reikia visus mokymus palikti pamokų. Reikia kokį nors klausimą, tai malonai. Tikrai nebijokim košį, nereikia mūsų šeimom. Atidengti teisingai bažnyčios mokymą. Dokumentai yra šimtą kalbų prisakyta. Reikia tik padėti žmonėms tai perskaityti, suprasti, turi jokių priemonių, baimų, gąsdinimo. Kai pasakai žmogui tiesą, viską. Dėl to, kad jūs yra ganytojų žiūrėjoje, jūs aktyvesnė šeimas. Reikia tiesos apaštalus. Į tiesos apaštalus. Tai žinoma, turi šiandienos epochai būti tiesos apaštalus. Jeigu nėra klausimų, aš noriu nuoširdžiausiai palinkėti gražaus mokymo ir dvasinės maldos ir bendruomenės maldos pildo bažnyčiai, dabar organizatoriai visus labiau nuoširdžiai kviečia. Ir noriu nuoširdžiai palinkėti šiandien didžiuoti. Ar tavo supratinis šaltelis, ar tavo tarpusavio paslėptuvė, ar tavo žmogus dirba kitam mieste, ir valstybė. Šiandien paskaičiu. Iškeldavo aukštai, sakai, štai kokius